Punios laikraštį imat, gaunat naujienas. Tėvas prenumeruoja naujienas, taip. Ką jūs manot apie spaudą, sako, numirs knyga ir žiūrėkit, knyga vis gyva, aišku, pabrangsta jinai, tiražai sumažėja, bet gyva. Sako, tai laikraščiai ir žurnalai mirs. Ką jūs manot apie tai? Man atrodo, kad nemirs. Vis tiek dabar imkim šitaip, paimkim tokią Punią. Daug išsilavinusių žmonių gyvena. Daug gyvena žmonių, išsilavinusių. Šitas dalykas žudo be abejo, bet rajoninis Alytaus naujienos, pavyzdžiui, tėtis prenumeruoja, tėtis tvarkingai skaito ir mes kartais pakalbam tą temą, žinoma, ten yra dalykų, kurie nėra įdomus, yra dalykų reklaminių, yra visokių dalykų, bet taip kaip pažintinis toks dalykas, pagyvenusiam kaimo žmogui perskaityti, susipažinti, kas vyksta rajone, tuo labiau, kad turiu pasakyti, kad Alytaus naujienos mano akimis žiūrint, tai per pastaruosius 5 metus stipriai sustiprėjo. Gal, Laimute, galėtumėt pasakyti, kokie šiandien didžiausi yra puniškių rūpesčiai? Gal rūpesčiai tie, kad labai mažai jaunimo pas mus. Aplamai sumažėjo labai gyventojų. Nors gal paskutiniais šitais metais jau truputį po truputį perkami namai seniai apleisti, jau kuriasi buvę emigrantai, jauno šeimos, tai džiugu. Tačiau tai, kad liūdina, kad jau mokyklos jau nebus tikrai. O kai buvo mokykla, buvo to jaunimo, buvo kitokie ir renginiai, buvo su kuo dirbti. Žodžiu, tikrai buvo smagiau irgi Punioje. Tai va čia gal didžiausia ta problema. Taip, esu Jūratė Paliokienė, gyvenam Punioje 6 metus. Atsikraustėm čia, įsigijom sodybą ir čia kuriam savo ateitį. Ar saugu miestelėje, kuriame nėra nei vaistinės, nei ligoninės, nei pašto, auginti vaikus? Šiaip saugu, bet jeigu kažkokia greita nelaimė, tai gal ir būtų gerai, kad būtų kažkas. O vaistus kur perkat? Vis tiek 2 atžalos šeimoje reikia vaistų. Tai įsigijam internetu arba važiuojam kur į artimiausią miestą. Sakykit, kaip dabar puniškiai gyvena? Ko labiausia trūksta Punioje žmonės? Ko labiausia pasigenda? Ką žinau, ko pasigendam? Būtų nėra medicininės, kai buvo viską paėmė, atėmė iš mūsų, mes viską turėjom. Ką turit galvoj viską? Ir buvo ir paštas, buvo ambulatorija, buvo, kas liko, biblioteka tik tai liko, tai ačiū Dievui, dar ta liko, tai dar va knygų pasimto, šiaip tai ką žinau. Skaitot knygas? Labai skaitau, aš nuo vaikystės. Gal Alytaus naujienas irgi skaitot? Alytaus naujienas retkarčiais, kad neužsisakoma, jeigu nusiperku, kur nevažiuoju. Tai čia nėra nuotekų bendrų? Nėra, Kiekvienas individualiai? Jo. Nuotekų, ko čia dar reikėtų? Gatves kai kur patvarkyti reikia. Pavargo. Todėl, kad žinokit, jau vieną šiltnamį nušaldė didžiausią. Buvo šalnos, o šiandien mano sūnus čia dirba, aš šiandien dar nuvėjau biškį padėti, aš nuėjau pusę valandos pakūrenį, balionais kūrena ir tom raketom. Mūsgi netokie šiltnamiai, mes sakėm su Alifonsu arba Čiausku, sakėm, pasistatyk 2 normalius šiltnamius. Niekad labai gerai ir šiti. Tai dabar kas 2 metai nušaldo. O kiek metų jūs Punioje gyvenat? Oi, tai aš gyvenau Alytuje, namus statėm su vyru, paskui išsiskyriau. O čia dabar gyvenu, kiek aš čia dabar gyvenu? Sūnų 25 metai gyvenu, daugiau pas mamą. Irgi prie prūdo. Tik aš gyvenu prie kelio. Kaip pasikeitė Punia per tuos metus? Kaip pasikeitė, išgražėjo labai. Graži Punia. Mūsų Punia graži. Papasakokit, kaip čia tas suoliukas atsirado. Ar tiesa, kad čia skamba Punelės himnas? Kam čia kilo sumanymas dėl to suoliuko? Šiaip šitas sumanymas kilo man ir kitiem bendruomenės nariam, jau labai seniai norėjom. Norėjom įamžinti Punios žmonės, literatus, kūrėjas, tokie, kurie tikrai daug paliko kūrybos Punioje. Vienas iš tokių buvo Jurgis Tamošiūnas, bažnyčios vargoninkavęs nuo 1925 metų iki berods 82 metų. Ir jis buvo profesionalas, muzikas.
Ir jis ne tik, kad buvo puikus vargonikas, subūrė labai puikų Punios bažnytinį chorą, garsų tikrai tuo metu labai, bet ir pats kūrė dainas, giesmes. Ir vieną iš tokių jis sukūrė giesmę Puniai, kuri tapo Punios himnu. Na, o praktiškai, galima sakyti, jau jį moka visi puniškiai ir per visas bendruomenės ar ten Punios šventes šalia Lietuvos dabar himno giedamas ir Punios himnas. Na, o šitą suoliuką prieš 2 metus, kada aš teikiau tokį irgi projektą, iniciatyvų, kad, idėja buvo, kad daugiau dar irgi tokį didesnis tas projektas, bet aišku, netilpom ten irgi finansuose. Ir tas projektas laimėjo ir savivaldybė tik pernai metus, čia gal tik gruodžio mėnesį, pastatė šitą suoliuką su Punelės, mūsų kapelos Punelės įrašytų Punios himnu. Ar daug kas ateina pasiklausyti, sėdėdamas ant suoliuko? Aš net nežinau, dabar aš tai vis pareklamuoju, bet dar tokio, kadangi žiemą pastatė tą suoliuką, gruodžio mėnesį, tai tokio kažkaip tai, tokio kaip ir oficialaus to pristatymo, to suoliuko dar nebuvo. Bet birželio 15 dieną jau irgi mano suplanuota, kad vyks tokia irgi bendruomenė šventė, kurioje irgi bus prisimenama Jurgis Tamošiūnas, bus kalbama, bus toks kaip ir oficialus šito suoliuko pristatymas. Tai manau, tada irgi daugiau kas sužinos. Kaip pristatysim, daugiau sužinos. Ar daug sulaukėt klientų? Kokias dažniausiai prekes perka? Tai klientų tai įvairių. Ir vasarą daugiau turistai, sodybos, kur susipirkę, o šiaip vietiniai žiemos metu daugiau. O viską, įvairių prekių galite jiem pasiūlyti? Manyčiau, kad įvairių iš tikrųjų. Tai parduotuvė nebankrutuos jūsų Punioje, ne? Tikėkimės, kad viskas bus tvarkoj. O pas jūs yra perlo terminalas? Taip yra. Sakot Vilnietis, ne? Na tai. Važiavot pro šoną su kokiais darbais, ar ne? Jo, bet dirbdam, važiavom papietauti. O kur pietaujat? Va čia va dabar. Ai, papietauti ant Piliakalnio atvažiavom? Jo, pro šalį O, važiuojam. tai romantikai, ne? Taip. Aišku. Nu ir kaip jums atrodo ta Punia? Puikiai. Kaip ir visą Lietuvą puikiai. Graži. Visi važiuojam užsienį žiūrėti, kai Lietuvą reikia pažinti, taip? Nu taip, visigi nemadinga. O kaip nenuvylė dabar pirmą kartą gal mato tuos takus tokius sutvarkytus? Ne pirmą kartą? Ne pirmą kartą. Jau teko būti ir čia pačioje irgi gražiai sutvarkyti. Nu, tai labai gražu. Apėjot Piliakalnį, ar ne? Jo. Jums tikriausiai žinoma, kad galima užsisakyti Alytaus naujienas jau kuris laikas per terminalą Perlas. Tai padaryta mūsų Alytaus naujienų redakcija, tai padarė gyventojų patogumui, nes, kaip pasakius, nes paštai užsidaro. Taip. Žmonėms sunku atvažiuoti į Alytų užsisakyti. Kaip jūs vertinat šitą dalyką? Šiaip tai labai gerai vertinu, nes iš tikrųjų, kada neliko pašto skyriaus, ne visigi žmonės ten, sakykime, aš pati užsisakinėjau internetu spaudą, bet ne visi ir moka, ne visi turi galimybių, o Perlai yra parduotuvėse terminalai ir labai paprasta užsisakyti. Bus norinčių daugiau užsisakyti, nes vis dėlto Alytaus naujienos tai yra, kaip sakyti, mūsų rajono ir miesto gyvenimas.